Sveiki visi atvykę į dar vieną savaitės uždavinį, jau berods 6. Ir kaip tik, gal nelabai ironiška, šitas uždavinys buvo iš 2006 metų tarptautinės matematikos olimpiados. Tai iki šiol tikrai pats sunkiausias uždavinys, toliau bus jau šiek tiek lengvesni. Užduotis žinoma keliu į savo Discordo kanalą, į kurį kviečiu taip pat prisijungti, pakvietimą rasit aprašyme. Ir būna viską savaitę po naują uždavinį, kurį galit nagrinėti ir turi tam savaitę laiko. Tai šį kartą užduotis skamba štai taip. Nustatykite visas poras x, y sveikųjų skaičių tenkinančias 1 plus 2 pakelta x plus 2 pakelta 2x plus 1 yra lygu y kvadratu. Tai sprendimas yra gana universalus, galima šiaip nėra labai daug būdų, kaip galima labai greit išsispręsti, bet yra pora visai įdomių ir vieną iš jų kaip tik parodysiu. Dabar visada, tokiu atveju visada, kadangi x, y yra sveikiai, gerai yra patikrinti x lygu 0. Kas jeigu x yra lygu 0? Tada turėsim 1 plus 1 plus 2 lygu y kvadratu, 4 lygu y kvadratu ir tada y lygu plus minus 2. Tai turim jau dvi paras, 0 ir 2, 0 minus 2. Ir dabar reikia šiek tiek apribojimus kažkokius pasidaryti. Tai ką jeigu x yra mažiau už 0? Jeigu x yra mažiau už 0, kitaip sakant, kadangi tai yra sveikiai skaičiai, tai x yra mažiau lygu minus 1. Tada 2 pakelta x yra mažiau lygu yra 1/2. Ir kitą paimam 2 pakelta 2x plus 1 taip pat yra mažiau lygu 1/2. Tada 1 plus 2 pakelta x plus 2 pakelta x plus 1 yra mažiau lygu negu 1 plus 1/2 plus 1/2, tai yra 2. Ir žinoma, tai ir visą laiką bus daugiau už vienetą. Jis yra lygus y kvadratui. Tai galim pakeisti y kvadratu. Ir gausim, kad y kvadrato apribojimai yra štai tokie. Ir kadangi y yra sveikasis skaičius, ir čia yra tuo atveju, kai x yra mažiau už 0, tai sveikuosiuose skaičiuose čia y sprendinių nebus. Vadinasi, sprendinių nėra, kai x yra mažiau už 0. Na ir dabar patikrinam, pavyzdžiui, jeigu x yra lygu 1, tada turėsim 1 plus 2 plus 8, kas yra lygu 11. Tai čia sprendinių nebus. X lygu 2, tada turėsim 1 plus 4 plus 32, tai turėsim 37, taip pat nėra sprendinių. Tai yra sprendinys ties 0, nėra ties 1, 2 ir kai x yra mažiau už 0. Tai vadinasi, tiesiog sakom, kad x yra daugiau lygu 3. Turim štai tokią informaciją, kad kiti sprendiniai bus kažkur, kur x yra daugiau arba lygu 3. Ir dabar grįžtam atgal į tą lygybę. 1 plus 2 pakelta x plus 2 pakelta 2x plus 1 yra lygu y kvadratu. Ką galima pastebėti, kad vienetą, jeigu mes permesim kitą pusę, turėsim y kvadratu minus 1, o tai yra tiesiog y minus 1, y plus 1. O šitoj pusėje mes galim iškelti 2 pakelta x, tada turėsim 1 plus 2 pakelta x plus 1. Ir ką dabar mums tai pasako? Reikia pastebėti, kad šitas reiškinys, jisai yra nelyginis. Čia yra lyginis. Kadangi tai yra sveikiai skaičiai, tai bent vienas iš y minus 1, y plus 1, bent vienas turi dalintis iš 2 pakelta x, vadinasi, turi dalintis iš 2, iš lyginio skaičiaus, ir kadangi šie abudu skaičiai, jie yra
per vieną atstumą vienas nuo kito, tai jeigu vienas yra lyginis, nes turi dalintis iš 2 pakelta x, tai kitas taip pat bus lyginis. Vadinasi, tiek y minus 1, tiek y plus 1 yra lyginiai. Ir dabar dar dėl y minus 1 ir y plus 1 ženklo, tai reikia pastebėti, kad šitas reiškinys jis visada bus teigiamas su visais x-ais, ypač teigiamais x-ais, didesniais už 3, ir tada turim y kvadratą, tai mūsų visi sprendiniai atrodys kaip x plus minus y. Vadinasi, vienas bus plus y, kitas minus y. Tai mums užtenka išnagrinėti teigiamus y-kus ir palikti neigiamus y-kus nenagrinėjimus, nes jeigu mes rasim sprendinius kažkokiu teigiamu y, automatiškai minus y taip pat bus vienas iš sprendinių, o x bus lygiai tas pats. Ir dabar, kadangi y minus 1 ir y plus 1 yra du vienas po kito einantys lyginiai skaičiai, tai jų didžiausias bendras dalmuo y minus 1 ir y plus 1 bus 2. Galima pastebėti, kad jeigu turim du iš eilės einančius lyginius skaičius, pavyzdžiui 4 gali būti parašyti kaip 2 kart 2. Po to eina 6, kas gali būti parašyti kaip 2 kart 3. Tada, pavyzdžiui, 8 ir 10, 2 kart 4, 2 kart 5. Vadinasi, vienas iš jų dalinsis iš 2, bet nesidalins iš didesnio laipsnio dvejeto. Tai vienas iš jų dalinsis iš 2, bet ne iš 2 pakelta x. Tai iš didesnio laipsnio nesidalins vienas iš jų. Ir dabar galim šiek tiek kitaip persirašyti. Tai turim y minus 1, y plus 1 yra lygu. Ir ką noriu padaryti, tai iškelt vieną dvejetą ten, kur yra 2 pakelta x. 2 kart 2 pakelta x minus 1 tada bus. Ir čia 1 plus 2 x plus 1. Ir dabar šitie būdų skaičiai, jie yra lyginiai, o dešiniai pusiai visas lyginumas būtent ateina iš štai šito dalyko. Vadinasi, į nelyginę dalį mes galim dabar nekreipti dėmesio, nes vis tiek nesidalins niekas. Ir mes sakėm, kad bent vienas, jo didžiausias lyginis dalmuo bus 2. Tai reiškia, kad kito didžiausias lyginis dalmuo bus 2 pakelta x minus 1. Tai realiai turim vieną atvejį. Šitas arba šitas. Tai jeigu turim y minus 1 ir jis dalinasi, sakykim, kad y plus 1 didžiausias lyginis dalmuo yra 2, tada y minus 1 yra 2x minus 1 kart m. Vat tokios formos. Ir m turi būti nelyginis. Dabar kodėl m turi būti nelyginis? Jeigu m yra lyginis, tada y minus 1, va šitas skaidinys, jisai užims visą šitą lyginumą. Vadinasi, va šitą iškelimą prie skliaustus, jisai išdalins visą. Ir mes gausim, kad jeigu y minus 1 yra tokios formos kaip 2 pakelta x minus 1 kart m, kur m gali būti lyginis, tada gautumėm tokį dalyką, kad y plus 1 turi būti nelyginis, kas žinoma yra netiesa. Todėl m būtinai turi būti nelyginis. M daugiau lygų 1. Ir taip pat nelyginis. Dabar, jeigu atvirkščiu atveju turėsim y plus 1, čia bus pirmas atvejis, čia bus antras. Tai su y plus 1, jeigu tokiu pačiu atveju, y minus 1 didžiausias lyginis dalmuo yra 2. Tada y plus 1 bus formos 2x minus 1 kart m. Ir jeigu perkelsim, tiek vienoj, tiek kitoj pusėje gausim y lygų 2x minus 1 kart m plus 1 vienu atveju ir minus 1 kitu atveju. Tai tam, kad netikrinti iškart dviejų dalykų, mes galim tiesiog parašyti tokį dalyką,
įves kažkokį plius, nežinau, epsilon ir tada pasakyti, kad epsilon yra lygu plius minus 1. Vadinasi, čia įeina iš karto buvo atvejai. Plius 1, tai tuo atveju, kai y minus 1 dalinasi iš 2 pakelta x minus 1, o kai y plus 1, tada bus tas pats x su minus. Ir dabar tą y reikšmę su plus epsilon mes galim tiesiog įsistatyti į y kvadratu minus 1, nu jau suskliaudėm, lygu 2 kart 2 pakelta x minus 1, išskraustysi 1 plus 2x plus 1. Šitą reiškinį. Dabar jeigu vietoj y įsistatysim, turėsim 2 pakelta x minus 1 kart m plus epsilon kvadratu minus 1. Jeigu 2 kart 2 pakelta x minus 1, 1 plus 2 pakelta x plus 1, 2 pakelta 2x minus 2 kart m kvadratu plus dabar 2 kart 2 pakelta x minus 1 kart m kart epsilon, tai šita rodiklinė dalis tiesiog minus 1 dengs. Turėsim 2 pakelta x kart m epsilon plus epsilon kvadratu minus 1. O kadangi epsilon yra arba plus arba minus 1 pas mus, tai bet kuriuo atveju šitas dalykas prastinsis, tai mums jo net nereikia rašyti. Ir čia bus 2, perrašysiu kaip 2x-uoju, 1 plus 2x plus 1. Ką galima pastebėti, kad iš 2x-uoju galima pasidalinti. Turėsim 2 pakelta x minus 2 kart m kvadratu plus m epsilon yra lygu 1 plus 2 pakelta x plus 1. Na ir dabar galima šiek tiek susigrupuoti, tai 1 minus m kart epsilon yra lygu 2 pakelta x minus 2 kart m kvadratu minus 2 pakelta x plus 1. Štai taip. Tada čia 1 minus m kart epsilon yra lygu 2 pakelta x minus 2, jeigu iškelsim prie skliaustus, turėsim m kvadratu ir tada čia turim kompensuoti 3 laipsnius, 2/3, tai tiesiog minus 8. Ir šitoj vietoj reikia prisiminti, kad mes dabar jau nagrinėjom x-us, mes aiškinom, kad mums reikia nagrinėti x-us, kurie yra didesni lygu 3. Vadinasi, mes galim išsivesti tam tikrą nelygybę. Tai 2 pakelta x minus 2 yra mažiausiai, kai 3 įsistatom 2m kvadratu minus 8, visais kitais atvejais tai yra daugiau. Vadinasi, galim išsivesti šiokią tokią nelygybę, kad čia yra daugiau arba lygu 2m kvadratu minus 8. Ir šitą šiek tiek ištrinsiu, parašysiu čia. Ok. Vadinasi, 1 minus m epsilon daugiau lygu 2m kvadratu minus 8. Ir dabar reikia tiesiog skirtingus epsilon atvejus nagrinėti, kai yra 1 ir kai yra minus 1. Tai pradžiai paimam tą atvejį, kai epsilon yra lygu 1. Tada turim 1 minus m yra daugiau lygu 2m kvadratu minus 16. Turim, kad 2m kvadratu plus m yra mažiau lygu 17. Ir sakėm, kad m yra nelyginis skaičius, tai vietoj to, kad spręstis labai parabolę, mes galim tiesiog patikrinti, nu pavyzdžiui, m lygu 1 tinka, bus mažiau, nutenkina nelygybę, m lygu 3, tai bus 18 plus, tai jau per daug, vadinasi, tik m lygu 1, bet jeigu mes turim m lygu 1, tada grįžtam į štai šitą vietą. Jeigu mes statom m lygu 1, tada ir su epsilon lygu 1, tada gausim, kad 2 pakelta x minus 2 padauginta iš minus 7 yra lygu 0. Na ir čia žinoma šito mums netenkina. Vadinasi, tuo atveju, kai epsilon lygu 1, sprendinių nėra. Tai dabar, ką reikia epsilon lygu minus 1. Na tada visiškai analogiškai turėsim 1 plus m daugiau lygu 2m kvadratu minus 8. Ir turėsim, kad 2m kvadratu minus m minus 17 yra mažiau lygu 0. Kitaip sakant, 2m kvadratu minus m yra mažiau lygu 17. Ir čia išeina iš nelyginių m
m lygų 1 ir m lygų 3. Tai yra du atvejai, kuriuos mums reikėtų sutikrinti. Dėl to, nes jeigu m yra daugiau už 3, tada netenkina. Vadinasi, tik du atvejai liko, m lygų 1 ir m lygų 3. Tada žiūrim į 1 plus m yra lygu 2 pakelta x minus 2 kvadratu minus 8. Jeigu m lygų 1, tada čia gausis neigiamas skaičius ir šitos nelygybės m lygų 1 netenkina. M lygų 3 tenkina šitą nelygybę. Dėl to, nes jeigu įsistatysim 3, čia gausim teigiamą skaičių, ten gausim teigiamą ir čia gausim teigiamą. Tai įsistatom m lygų 3, turim 4 yra lygu 2x minus 2 ir čia kart 1. Turėsim, kad x minus 2 yra lygu 2 ir iš čia gausim, kad x yra lygu 4. Tai x lygu 4 bus vienas iš tų galimų x'ų ir dabar tiesiog pažiūrim, ar yra atitinkamai jam y. Ir jau statomės į tą pačią pradinę, tai 2 plus 2 pakelta x plus 2 pakelta 2x plus 1 yra lygu y kvadratu. Turėsim 1 plus 16 plus 512 lygu y kvadratu. 529 yra lygu y kvadratu ir iš čia gausim y lygu plus minus 23. Vadinasi, kiti sprendiniai yra 4, 23 ir 4 minus 23. O visi kiti mes jau patikrinom, kad netinka tiek su x neigiamais, o su x daugiau lygu 3 tinka tik tais 4, 23 ir 4 minus 23. Vadinasi, atsakymas yra 0, 2, 0 minus 2, 4, 23 ir 4 minus 23. Šis uždavinys yra išspręstas. Iš tiesų daug rašymo, daug nagrinėjimo, labai svarbu yra susidaryti tam tikras ribas ir pasižiūrėti, kokie skaičiai iš tikrųjų gali būti, kokie negali. Ir būtent per tą dalumą, per tą lyginumą reikia įsiaiškinti, ką reikia padaryti, kad tas lyginumas visada išliktų. Tai va, toks labai įdomus ir žinoma sunkus uždavinys. Šiandien tiek. Ačiū žiūrėjimo.